paskutiniai klausimai, iškart gerai. Kelias sekundės neturi. Galim? Jo. Žinai, tos paskutinės 4 minutės. Ėmėtės iniciatyvos tiesiog. Ne, nu tai pataikiau tų porą tritaškių, bet paprasčiausiai visi susėmė tas paskutinės minutės, nes žaidimas nesiklijavo ir nesigavo, ypatingai man pačio galo ir perskubėm ir tą, bet gerai, kad išsitraukėm, nesužaidėm geriausių varžybų, nežaidėm gerai, bet aišku, čia nesusigalvoti priežasčių, kad vis tiek yra tas sunkiau biškai žaisti, kai žinai, kad būti pralaimėti. Tai reikia padaryti išvadas ir kitoj grupiai žaisti kitaip biškai. Kaip treneris akcentavo žaisti prieš Teletovičių kažkokį? Ne, nu tai mes leidom Teletovičiui įsibėgėti antram kėliny, tai yra antroj pusėje pradžioj. Aišku, nieko negali pataikyti tų nesąmoningų metimų, ten iš vidurio, taip toliau žmogus išmetė 15 tritaškių. Tai aišku, per jį visi žaidžia ir turėjom, bet ne vien Teletovičius buvo šiandien problema, mes paprasčiausiai nesugebėjom tų sustabdyti prasiveržimų, jiem daug baudų pradžioje prisirinkom 3 kėlinę ir papiškai įsibėgėjo, o po to jau kai pradeda, tai ten prilaidė visokių. Kai varžovai įmeta iš 9 metrų, kai parduoda per galvą, paveikia psichologiškai? Nu, turbūt buvo jau ta sunki minutė, kai buvo -16, ten ir niekas nesiklijavo, bet kažkaip sugebėjom išlipti iš tos duobės ir toliau važiuojam, yra geras patikrinimas komandai ir vis tiek yra, aišku, nelaimėjom varžybų ir nežaidėm gerai, bet vis tiek turim ir iš to ir pasimokyti iš negatyvių dalykų ir pasiimti to pasitikėjimo iš to, kad galim sužaisti ir sunkiais momentais ir kažką sulipdyti ir padaryti. Ar esate patenkintas atmosfera komandoje? Ne, atmosfera yra gera, čia ne atmosfera problema. Čia visi viens kitą myli ir stengiasi laimėti. Paprasčiausiai mes neįsprendžiam kai kurių paprasčiausiai dalyko aikštelį. Tai yra didžiausia problema, bet manau, mes jas tikrai išspręsime. Ačiū. Šuo. 2-13. Svarbu nesuantyti mane. Tai va.